pailsėję, motyvuoti, su puikiais įpročiais, grįžtam į Lietuvą, ruoštis Ironmano varžybų. Okay, Farik, thank you for all the food. You were cooking. Hassan. What, I'm taking you to the city. Okay, well, thank you. Later. See you. In Dubai. Say no more. See you. Say no more. Važiuojam į Barceloną. Okay. Давай поменю. Thank you. Love you, bro. Thank you. See you probably in September. It will be a secret what will be in September. Yeah. Tai pasisvečiavau kelias dienas vėl pas savo draugą. Parvežė mane atgal, pametėjo atgal iki Barcelonos. Liksiu dar čia keletai dienų ir, kaip sakoma, geri dalykai turi gailą pabaigą. Tai reiks po truputį judėti jau link Lietuvos. Tai dar keletą dienų pasimėgausim ir skrisim atgal į tėviškę. Taip, kad gal jau ir šiek tiek pasilgau, bet nesu užtikrintas. Labiau gal pasilgau augintinių savo ir šeimos, keletos draugų, bet šiaip tai bendrai, tai jeigu būt atvirais su jumis, būt atviram su jumis, tai nelabai norėčiau grįžti, bet žinot, kaip sakoma, kartais reikia. Tai dar pažiūrėsim porą įdomių vietų Barcelonoje ir judėsime link Lietuvos. Tai noriu jums parodyti vieną vietelę, į kurią asmeniškai labai dažnai atvažiuoju. Nežinau, aš atvažiuoju ir man kai patinka gražus visokie peizažai, aš tiesiog nežinau, čia ilsiuosi. Per visą šitą laiką, kiek buvau Barcelonoje, čia nežinau, begalę kartų su motoroleriu tiesiog per visą miestą, kylis, čia serpantinai, skyli gražus vaizdas ir paskui kaip atvažiuoju, čia yra atrakcionų parkas ir bažnyčia, į kurią galima užlipti ir tu esi pačiam aukščiausiam Barcelonos taške. Šiaip, vat jums nežinau, kiek čia iš vaikinų žiūri arba kiek merginų, tai jums idėja. Jeigu ką, galit savo antrai pusėje tiesiog pasakyti arba padaryti siurprizą ir atsivesti čia. Tai čia galima labai fainiai, labai galiu iš patirties pasakyti, kad labai geras feedbackas būna, kai ant saulėlydžio atvyksti į šitą bažnyčią ir pakyli į pačią viršų ir žiūri, kaip nusileis saulė aukščiausiam Barcelonos taške. Tai va, jums kaip idėja. Jeigu kas nors išmėgins, pasakykit, ar patiko. Kaip ir minėjau, yra atrakcionų parkas ir yra bažnyčia, va, į kurią mes, va, palaukit, aš šitai norim ir parodyti. Sufokusuosiu ant jūsų, va tenais, va mes ir kylam, va ten, va. Sakau, efektas, palydėti tenai saulę, va, 10 iš 10. Paskui pasakysit man ačiū dar. Taip, tai einam į šitą šventyklą, kuri vadinasi Švenčiausiosios Jėzaus širdies šventykla, kuri yra ant kalno Tibidabo. Kaip aišku, Barcelonoje. Statybos periodas buvo nuo 1902 metų iki 1961. Ir jinai yra 575 metrai
virš jūros lygio. Man žinot, vien pagalvojus, kaip čia prieš 100 metų į tą kalną reikėjo tempti ir statyti čia viską, tai net bloga pasidaro. Einam į vidų. Tai praėjus pro bažnyčią yra stiklinės durys, kur yra liftas, kur nusiperkate bilietą ir kylate tada į paskutinį aukštą, kuris kelia į patį viršų. Įėjimas per patį pirmą aukštą, įėjus į bažnyčią po kairę per stiklinės duris. Then from this floor, you enter inside the tower and slowly up to the first floor. At the moment, just wait a couple of minutes. Okay. When you finish here, you go down to the elevator and we will descend to the basilica floor. Depende, yung binayaran ko, Ir čia atsiveria dar gražesnis vaizdas. Dar iš aukščiau. Barcelona yra matoma. Ten va tas va parkas apačioje. Ir jau va toks va vaizdas. Ir irgi galima visą šitą aukštą apeiti 300 šiam ratu. Čia vat labiau gamta ir kalnai matosi. Gražiai šiaip atrodo, ką? Parašykit, bet netingėkit. Gražu ar negražu. Bet gerai, kylame va šitais vat laiptukais į viršų ir tada ten dar labiau į viršų. Čia va žmonės labai mėgsta fotkintis, nes va čia va atsistojus, va kur va matas, moteris atsistoja ir va tenais va porelė ir tada jums vaizdas yra va tenais, va gaila negaliu nu va tenais. Jūs pažiūrėkit, kokia eilė yra pasidaryti nuotrauką. Būtent va su tokia vat panorama vis gerėja. Su suknėm, panelės pasipuošusios iš... Jeigu neklystu, man atrodo, iš Kinijos atskridusio žino, kur ateiti spotą specialiai su sukniom pasiruošusios geram kadrui. Ko tik moteris nepadaro dėl gražių nuotraukų, ką? Einam toliau, kylam. Panorama dar labiau gerėja. Galiu pasakyti, bet ir atitinkamai su aukščiu ir darosi vėsiau. Vėjas pučia. Bet panorama tai... Mums čia kilti viduje. Va tiek, va. Galim pradėti. Opa, vaizdelis. Palaukit. O tai va. Viskas užlipom. Va toks vaizdelis. Pats aukščiausias Barcelonos taškas. Nu, man tai atrodo labai gražu.
O galėtumėt čia būti ir jūs, kai va ta porelė už manęs, kuri gerai leidžia laiką, sutikinėja saulėlydį pačioje aukščiausioje Barselonos vietoje. Nu nežinau, turit būtinai parašyti romantišką idėją ar ne, ateiti čia palydėti saulę su savo antrąja pusė. Man atrodo, kad labai geras variantas. Labai geras variantas ir labai gera idėja. Jeigu kas nors pamėginsit, pasakykite, ar antrai pusiai patiko. Tai va, atvykstu čia, žiūriu į saulėlydį, mėgaujuosi gamta, mėgaujuosi panorama į visą Barseloną. Tiesiog pagalvoju, kad pasidžiaugi, kad gali leisti laiką tokioje vietoje, mėgaujuosi tokiu vaizdu. Esi sveikas, visi aplinkui irgi sveiki, viskas tvarkoj. Ir nežinau, man užtenka tokių paprastų dalykų, kad jaustis tikrai laimingam. Aš stoviu, žiūriu ir man, ta prasme, aš tikrai esu laimingas. Tokio paprasto dalyko atrodo. Reikia, žinokit, mokėti džiaugtis mažais dalykais. Nes jeigu nemokėsi džiaugtis mažais dalykais, tai nemokėsi džiaugtis ir dideliais dalykais. Kaip sakoma, geri dalykai turi pradžią ir pabaigą, tai etapas Barselonoje pasibaigė. Keliauju į Lietuvą, reikia pradėti ruoštis 2 triatlono varžybom, kurios bus vidurio rytuose, greičiausiai taip, Middle East. Taip, tai reikia pradėti ruoštis, treniruotis, susiimti ir parodyti, kaip reikia grindinti. Tai dedamės daiktus, ruošiamės. Barselonoje buvo super laikas, jau laukiu, nesulaukiu, kada grįžti čia kitai vasarai. O dabar pasilsėję, kupini jėgų, motyvuoti, su puikiais įpročiais, grįžtam į Lietuvą, ruoštis Ironmano varžybom. Kaip gerai, kad viešbutyje yra šitie dalykai, kur tu gali įsilyginti savo aprangą ir neatrodyti susilamdęs. Mane labai nervuoja būti susilamdžius. Rengiamės dabar ir viskas. Leidžiamės ir judame į oro uostą. Tai viskas, esu pasiruošęs skrydžiui, daiktai yra sudėti ir sugalvojau, kad noriu nuo vakar pafestinti visos kelionės metu, kad neprisivalgyti, išsivalyti ir jau nuo Lietuvoje pradėti viską su naujų lapu. Tai vakar paskutinį kartą pavalgiau, kelionės metu gersiu tik tais elektrolitų, turiu pasiėmęs į kelionę 2 pakuotės ir manau, kad pilnai užteks. Skrendu ne tiesiogiai iš Barselonos į Vilnių, bet su persėdimu su Frankfurtu. Todėl, kad skrydis buvo patogesnis, įskridimas po pietų, o tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Barseloną buvo labai nepatogių laikų, ten 6 ryto ar 7, tai man geriau išsimiegoti ir jau skristi 2 dienos pusėje ir būti pilnai pailsėjus, nes tie rytiniai super skridimai maksimaliai išdaužo. Taip kad viskas. Kviečiame taksi ir judame į oro uostą.
Atvykome į oro uostą. Gaila, kad skrydžio metu nevalgau ir kelionės, bet šiaip matau, kad turi tikrai neblogo pasirinkimo užkasti kažką prieš skrydį. Ir jeigu norisi vaisių, smušiai aišku, vien cukrus nėra pats geriausias pasirinkimas, bet iš to, kas būna šiaip oro uostuose, tai tikrai galima kažką įsirinkti. Gali pagrilinti, mėsytę, žuvytę, kas ką labiau mėgsta. Tikrai puikus pasirinkimas, o čia ir daržovės, labai gerai. Esu jau Frankfurte, skrydis visiškai neprailgo, truko tik tais 2 valandas, tai per tą laiką pažiūrėjau visokią video medžiagą, ką esu prifilmavęs ir tai dar užteks dar iki Lietuvos viską atsirinkinėti. Tai stabtelėjau, pasiimsiu vandens, susimaišyti su elektrolitais, nes nieko nevalgau visą dieną. Kaip ir minėjau, tai kaip tik užteks alkiui numušti iki jau parsigavimo namo, užmigti, rytoj atsikelti ir jau kažką skanaus suvalgyti. Maišausi elektrolitus, bet žinot, kame esmė? Kad šitas butelys vandens Frankfurto oro uoste kainuoja 7 eurai. 7 eurai už vandenį. Na ką, grįžom ir pagaliau esu tėviškėje. Jeigu atvirai negaliu pasakyti, kad esu super laimingas ir džiaugsmingas, kad grįžau į Lietuvą, bet guodžia tas, kad čia būsim tik tais keletą mėnesių, reikia pasitreniruoti, pasidaryti formą ir skrisime į Dubajų. Žinoma, pasilgėsi su tėvų, savo gyvūno, šuns, katiną, kurį noriu belekai paniurkyti. Taip kad manau, kad kai bus grafikas užimtas ir intensyvus, tie keli mėnesiai ilgai netruks. Ir važiuojam namo. Liūdėjai be manęs? Manau, kad neliūdėjai, čia tave mylėjo vis tiek labiau negu aš net. Be manęs visą laiką buvo. Pasakyk visiems labas. Aš buvau pasiilgęs savo šeimininko, vienam buvo liūdnoka čia. Taip? Tai va, viskas. Namuose mes galime įtilsėtis, ane? Katinai nepatinka, nes suprato, kad jį dabar jau košmarins, ramybės nebebus. Tai ką, viskas, einu ilsėtis ir iki kito epizodo.